Sveiki bičiuliai, šiandien jau trečiąjį kartą su jumis sveikinasi brokeriai Paulius ir Ignas. Socialinėje erdvėje paleidome apklausą, kurioje klausėme, kokį rajoną norėtumėte dabar pamatyti, ar Šnipiškės, ar Naujininkus. Ir tik nedidelė balsų dauguma Šnipiškės laimėjo prieš Naujininkus, dėl to esame čia. Šnipiškės tai tarsi lietuviškoji Brazilija, į kurią civilizacija atėjo labai palaipsniui, į kai kurias vietas dar net nėra atėjusi. Šnipiškėse susijungia seni medinukai su naujais stikliniais dangoraižiais. Ir neatsitiktinai mes einame per Žaliąjį tiltą, nes būtent nuo čia pradėjo vystytis ir statytis Šnipiškės. Nes anksčiau Vilnius statėsi prie Vilnelės upės ir ten buvo Vilniaus miesto centras, o čia buvo tarsi užmiestis. Tęskime tradicijas ir tolimesti mūsų rubriką 3 dalykai apie šį rajoną. Tai pirmi 3 dalykai, kurie ateina į galvą, tai turbūt yra medinės lūšnos, dangoraižiai, apie kuriuos minėjai, ir mėlynos vandens kolonėlės. Mano 3 žodžiai tai yra Žalgirio stadionas, Kalvarijų turgus ir Europa. Tai Šnipiškės randasi Vilniaus centre, į jas riboja pietuose Neries upė, viršuje šiaurėje Ozo gatvė, rytuose Kalvarijų rinktinės gatvės, o vakaruose Geležinio Vilko gatvė. Pagal paskutinį surašymo duomenys Šnipiškėse gyvena apie 20 000 žmonių ir tai būtų maždaug kaip 14 pagal dydį Lietuvos miestas Ukmergė. O Šnipiškių plotas yra 3,1 kvadratinio kilometro ir tai yra 50% daugiau negu Monako plotas. Arba 450 futbolo aikščių. Senais laikais kitoje Neries pusėje buvo Vilniaus gynybinė siena. This is Sparta! Todėl Šnipiškės liko užriby kaip periferinis rajonas. O kadangi tai buvo periferija, čia buvo žemės ūkio rajonas. Čia klestėjo daržininkystė, žemės ūkis, žmonės augino karvelius. Plauk, kiek ten tų karvelidžių buvo? 8? 8, sakykime. Gerai, senuš. Buvo net 8 karvelidės. Turbūt mažai kam yra žinoma, bet Šnipiškėse yra viena mažiausia, turbūt net mažiausia bažnyčia visoje Lietuvoje, kurios plotas yra 54 kvadratiniai metrai. Ir tai yra vienintelė armėnų bažnyčia Lietuvoje. Jūs ją galite pamatyti, ją iš tikrųjų rasti nėra taip paprasta, su Paulium teko šiek tiek paklaidžioti, bet pavyko. Jeigu norėsite ją rasti, jos adresas Juozapavičiaus 11A. Pats Šnipiškių vardas gimė nuo dvarininko čionai šeimininkavusio pavardės Povilo Šnipiškio. Kunigaikštis Vytautas dovanojo jam žemės plotus būtent už Neries, kuriuose jisai pradėjo savo veiklą, dvarininkavimo veiklą. Ir būtent dėl šios pavardės kartais šaltinėse Šnipiškės dar yra vadinamos Šnipiškis. Šnipiškės turi vieną įdomią dalį, apie kurią nedaugelis žino. Tai yra 1 hektaro dydžio teritorija, vadinama Piramontu. Piramontą riboja Sluškų gatvė, Juozapavičiaus gatvė, Rinktinės gatvė ir Šeiminiškių gatvė. Kuo ypatingas tas Piramontas? Tai Piramontas yra mūrinių namų kolonija, kuri yra netipiška Šnipiškėm, nes iki tol tai buvo medinių pastatų rajonėlis. Šnipiškėse buvo molingi gruntai, buvo gaminamas plytos. Ir būtent dvarininkas Montvilas sugalvojo, kad reikia pastatyti mūrinių namų koloniją, kuri ir vadinasi šiuo metu Piramontas. Šiaip iš per ilgai, bet gal išsikarpys. Išsikarpys. Kita dalis Šnipiškių yra 8 hektarų teritorija, vadinama Skansena. Skansenas, priešingai negu Piramontas, tai buvo medinių pastatų kolonija, šiuo metu irgi įtrauktų į kultūros paveldą kaip urbanistinis ir architektūrinis paveldas. Tai ką, Pauliau, turbūt dabar einame visiems geriausiai žinoma Šnipiškių gatve, tai yra Konstitucijos prospektas. Kuo jis yra ypatingas? Šnipiškėse buvo nuo 2009 metų pastatyti 8 verslo centrai. Tai reiškia, kad 180 000 kvadratų ploto. Dirbamo ploto, ar ne? Dirbamo ploto. Tik tai dirba ne žemė, o žmonės dirba. Visame Vilniuje yra virš 200 000 darbuotojų. Tai Šnipiškėse dirba
30 000. Yra daugiau nei 10% žmonių dirba būtent Šnipiškėse. Taip, dar per artimiausius porą metų planuoja prisijungti dar 12 000, nes bus statomi 4 verslo centrai ir planuojami dar 4. 1400 jaunų biznis talentų. Čia prie kompiuterių visi spaudo, čia klavišus, čia visi. Tai iš tikrųjų dabar einam pro turbūt garsiausią pastatą, tai yra Europos verslo centras. Kas yra įdomu, kad jis yra aukščiausias Pabaltijo pastatas. Ir dar kalbant apie aukštingumą, yra įdomus faktas. Jeigu pažvelgtumėte į Europos verslo centrą, tai jo viršūnė yra tokia tarsi iškirpta. Kodėl tai buvo? Kadangi Vilniaus miesto aukštingumas tuo metu leido statyti iki tos žemesniausios dalies, vystytojai sugalvoja šiek tiek apeiti įstatymus ir pastatyti 49% aukšto pločio, kuris nėra skaičiuojamas kaip aukštas ir nėra skaičiuojamas kaip bendras aukštingumas. Tai pavyko išlošti dar apie 3 aukštus, kas mes... Bus apie, nežinau, 600? 500-600 kvadratų, tai galit patys suskaičiuoti, kiek tai yra papildomų pinigėlių. Dabar jau tokie dalykai nėra leidžiami. Dabar teisės aktai buvo pakeisti šitoje vietoje ir kažkas tai smagiai pasinaudoja šito dalyko. Ar žinai, iš ko yra pastatytas Radisson viešbutis? Iš blokelių? Ne iš blokelių, o iš mikrobetono. Kas čia yra labai mažas betonas? Juokas juokais, sovietmečio Radisson viešbutis buvo skirtas užsieniečiams, tai jame KGB buvo įmontavusi daugybę mikrofonų. Hello, Control Central. This is Agent 86. Todėl sudurtinis žodis betonas ir mikrofonas. Tai buvo girdimiausias pastatas Lietuvoje. Tikrųjų, turbūt galima paminėti, kad dabar, nuo šių metų ar nuo praeitų metų, prasidėjo Šnipiškių senojo rajono renesansas. Vystytojai tarsi visi kartu pratrūko ir pradėjo vystyti ir statyti daugiabučius, būtent šitam lušnyne, kaip pavadinkim. Tai Šnipiškės tampa vis populiaresnis ir populiaresnis tarp statytojų. Didieji statytojai kaip Jitkausta, MMM Group, dabar jau vadinasi Galio Group, tai yra Maksimos statyba, Haneris ir kiti dideli statytojai, kurie stato tokius projektus kaip Naujasis Skansenas, Šnipiškių panoramas, Linkmenų ežerai ir kiti vystytojo statomi projektai. Tarsu izoliacijos rezidencija, neasfaltuoto privažiavimo promenados, nėra kur statyti mašiną terasos. Ar žinot, kur Šnipiškėse yra pats brangiausias butas, vertinant kvadrato kainą? Daugiau už jūsų. Tadam! Šitam name yra brangiausias butas, kurio vertė siekia 10 000 eurų už kvadratą. O jeigu plačiau, tai istorija yra tokia, kad šitas namas turi 12 butų, iš kurių 11 butų priklauso Haner įmonių grupiai, vienaip ar kitaip. Ir vienas butas priklauso fiziniam asmeniui, kuris kažkada senais laikais atstovavo senuosius savininkus, gynė jų interesus. Objection. Ir taip toliau. Paskui, kiek yra žinoma, jisai tą butą nupirko, didžiajam kaimynui norėjo parduoti gerokai brangiau. Įmonė pirko iš įmonės, nusipirko už porą eurų, paskiau norėjo kelių milijonų. Nu tai čia buvo toks vienas atvejis. Tai buvo vykdomas varžytinės ir šitas butas 44 kvadratų buvo parduodamas už maždaug 460 000 eurų. Nepavyko rasti duomenų, ar šis sandoris įvyko ar ne, bet iš tiesų tai yra labai įspūdinga kaina. Ir kodėl būtent šis pastatas yra toks brangus ir toks visų geidžiamas, būtent dėl miesto užstatymo intensyvumo. Ir aukštingumo, taip. Tai šioje vietoje būtent yra galiojantis didelis aukštingumas, toks kaip matome už mūsų, tokių verslo centrų kaip Europa, ir čia gali išdygti dangoraižis. Tai galite įsivaizduoti, kiek vienas kvadratėlis žemės gali atnešti darbinių kvadratų. Nu ką, einam, pabandom įeiti. Kaip, gal einam, pabandom, pažiūrėsim, man pačiam įdomu. Žinai laiptinės kodą? Laiptinės kodas yra... Tai labą dieną. Sveiki atvykę į prabangų butą Šnipiškėse.
Įdomu, ar čia rasime gyventojų. Apšvietimo čia mažai, bet... Nebent atšalusių gyventojų. Ne, čia iš tikro vaizdelis įdomus. Sau. Vaizdelis kaip Černobylyje, ne? Kraupoka. Baisiau. Radai? Radai? Paminėjai, kad tai nėra žalias rajonas, tačiau yra keletas skverelių ir kurie transformuosis į Šnipiškių parkus. Tai viename iš jų mes dabar ir esame, tai vadinamoji drakono pieva. Jie yra iš karto už Būrių maždaug. Ir kodėl būtent Drakono pieva? Tai atsakymas yra labai paprastas, dėl to, kad Šnipiškės yra vadinama Šanchajum, Drakonas yra kinų mitinė būtybė, tai dėl to būtent ši vieta ir pavadinta Drakonų pieva. O ten už mūsų yra drakono kiaušinis ir iš jo greit išsiris drakoniukas. Tai šita Drakono pieva greitų metų konvertuosis. Tai bus žalias skveras su medinio apžvalgos bokštu, iš kurio matysis tiek senasis Skansenas, tiek naujesnysis Pirmontas. Po poros metų susitiksim čia. Tai iš tikrųjų dabar įžengėm į tą senąjį Šnipiškių rajonėlį. Medinių pastatų rajonėlį ir įdomus faktas yra tas, kad kai statėsi Konstitucijos prospektas, niekas nežiūrėjo į šitą pusę ir galvojo, kad čia ir liks šitas kaimas. Ir būtent architektai ir statytojai nukreipė, tarsi visas Konstitucijos prospektas būtų atsigręžęs nugarą į Šnipiškes ir net tokia, kaip sakyti, negražiaja fasadinė pusė. Tai labai gerai iliustruoja, jog toks prekybos centras kaip Europa turi net labai mažą įėjimą iš Lvovo gatvės pusės ir neturi jokio paradinio įėjimo. Sovietiniais laikais architektai galvojo sulyginti senąjį Skanseną su žeme. Bet po detalesnių skaičiavimų jie paskaičiavo, jog Šnipiškėse, būtent senosiose Šnipiškėse yra labai daug mažų sklypų, labai daug gyventojų ir tiesiog yra neekonomiška. Kiekvienam reikės duoti po butą. Po butą. Ir dėl to buvo nuspręsta palikti Šnipiškės tokias, kokios jos buvo. Ir eiti kitomis kryptimis. Ir jie pasirinko eiti į Vilniaus vakarus. Tai yra Karoliniškių, Lazdynų rajonai, kurie vėliau ėmė statytis ir ten būtent vadinami tie naujieji rajonai. Vieną dar objektą pamiršom. Giedraičių 10. Giedraičių 10. Pauliau, tu gerai žinai jo šito namo istoriją. Taip, su šito namu yra susijusi labai įdomi istorija, kad šis namas stovėjo Gedimino kalno papėdėje, jame gyveno vienas žymus fotografas. Ir tuometiniai valdžiai labai nepatiko, kad tas namas stovi tokioje vietoje ir norėjo jį nukelti. Bet kadangi fotografas turėjo įtakingų pažinčių, tai tas namas tuomet nebuvo nukeltas, o jį dalimis nukėlė tik tai po fotografo mirties. Tai šitas namas, kuris stoja Šnipiškėse, anksčiau buvo prie Gedimino kalno. Lygiai tas pats namas. Tikrai taip. Labai įdomus faktas. Dabar mes einam Giedraičių gatve, kuri bus Šnipiškių senamiesčių. Taip. Šiuo metu gatvėje yra rekonstruojama, jinai bus vienos krypties ir šioje gatvėje bus išlikę senojo Skanseno architektūra, senieji medinukai. Vaizdas jau matosi, bus labai graži gatvė. Bet vienas yra bet. Ta rekonstrukcija pridarė tiek nemalonumų, kad dabar pusę metų reikėdavo vaikščioti per smėlį, kad dabar mes aprendžiam šiuo metu problemą su kanalizacija. Įsivaizduokit, kad čia buvo kaimas vidury miesto. Čia buvo maždaug iki pastatant visus šitos dangoraižius. Čia buvo kaimas, čia buvo tylu, čia buvo viskas tyliai, čia mašinų tiek nevažinėdavo. Nes kaip, tėviškė, tai vis tiek tu atvažiuoji, visi mano vaikystės prisiminimai, vaikystės, paauglystės, visi nuotykiai čia. Tai va čia yra būtent tos mėlynosios kolonėlės, kurias aš minėjau. Mėlynosios žymios kolonėlės, kurios gyventojai vis dar semia vandenį.
kokią žiemą važiuoju ir matau moteriškę po kolonėlę skalbiant šaltų vandenių žiemą, tai tokį vyrą reikia iš namų paprasčiausiai ginti lauk. Atidaryk duris. Alio, mieloji. Vyras 56 metai nuo gimimo, aš 36. Ir visą laiką čia. Ir gyvenat. Taip, ir visą laiką mums buvo vandenį vedęs, patogumus. Aš turėjau, nemačiau problemų, bet... King in the castle, king in the castle. Have a chair, I have a chair. O tas rajonas, žmonės, kas buvo tvarkingi, normalus, visą turėjo ir vandenį, ir patogumus, ir dujas, viską buvo pasidarę. Tie, kas nenorėjo, laukė atskrinant karvelių, tai sėkmingai laukė toliau. Nes tie, kurie neturi patogumų, kuriems čia yra sunku, labai yra daug, pas mus yra tokia problema, kad vienam namukė, tokiam gyvena kokios 10 šeimų, 12 šeimų ir jie turi kambariukus, butukus, sakykim, ten po 12 kvadratų, po 15, tai jeigu kas jiem pasiūlytų, kad ir 2 kambarių būtų su patogumais, jie, žinokit, tikrai bėgte išbėgtų. Ir čia su tais vystytojais, čia jau prasideda pasakų lygi, viena bobutė pasakoja. Viena bobutė sakė. Tikrai, žinokit. O, Ignai, kaip yra su žaliom zonom Šnipiškėse? Kaip tu ir minėjai, kad Šnipiškėse dauguma žalumos yra senų namų kiemuose, o žalių zonų yra trūkumas. Bet yra keli parkai, tai yra Šnipiškių alėja, Drakono parkas. Prie Linkmenų ežerų projekto Linkmenų gatvėje bus japoniškas sodas. Reikia nepamiršti, kad prie Baltojo tilto yra visa laisvalaikio zona ir tas pats žymusis Sakurų parkas. Taip. Ar jau pasidarei nuotrauką apie Sakurų? Dar neteko. Šiemet buvau karantinė atsakingai ir einam pakalbinsim žmogų. Jeigu teisybė pasakyti, tai neišgyvensi. Senas žmogus ir naujam namie. Už viską sumokėsi, o valgyt žiūrėsi. Tai buvo Zokas, tai čia viską padarys ir kai nuotikus ir vandenį ir viską padarys. Ir net šaliovką padarys, kad tik tai balsuokite. Tik tai už jį balsuokite. Kai pabalsavo, tai špigų. Teisybė, aš sakau. Tai visai atsitiktinai, bet čia visai netyčia užklydom, kur gyvena Šnipiškių seniūnaitis. Miroslavas Bielinis nuo knygnešių Bielinių giminė. Padvasakojo įdomių istorijų, kurias jūs taip pat irgi išgirsite. Bendruomenė paskui mane kaip ar delegavo į seniūnaičius išrinko. Tai ten taip žmonėm, kai kuriem siūlo kaip mainais vietoj sklypo būto į kažkokį būtą jų naujam name ir taip toliau. Bet čia reikia, vėl pasverti, nes kai žmogus gyvena ten 20-30 kvadratų bute, tai, pavyzdžiui, neturi žemės, tai už tą jis naują būtą, niekaip neadekvatu, reiškia. Reiškia, mes per skelbimą nekilnojamo turto agentūros pirkom butą, bute tam gyveno komunistas vienas toksai su bajor pavardė, o už sienos buvo kitas butas, kuriame gyveno močiutė, kurį jinai mokė lietuviško katekizmo. Netgi, sakė, visokių... Pogrindininkė. Netgi ministrų vaikai per kiemą Šilutės gatvę užkampiais buvo atvedami, kad jų nieks nepamatytų. Į tą istoriją įkvėpė padaryti šito namo tokius skirtukus, reiškia, kur būtent ir atsispindi tą raudoną su žalia, kad tas namas irgi padalintas tarpsi komunistų ir lietuvių. Labą dieną. Iš televizijos aš Rūta Lazauskienė, prašau atidaryti duris. Kokie privalumai, kokie trūkumai iš Šnipiškių? Gal tvarko šiek tiek mažais. O taip kaip ir tvarkoja, viskas gerai. Taip pat, jeigu kažkas jums pasiūlytų kažkokį keitimo variantą, tarkim, ar svarstytumėt? Ne, nesvarstyčiau. O kodėl? O ką čia svarstyti? Nežinau, tarkim, naują butą jums siūlo vietoj. Tai čia naują butą. Tai svarstytumėt? Tai jo. Tai iš tikrųjų turbūt tie gyventojai, kurie įsigys šiuo metu statomus butus, po kelių metų jau galės džiaugtis daug tvarkingesnių rajonų. Šito rajono perspektyva, aš manau, yra dar tik tais priešaky. Turbūt ir kainos netgi šiek tiek, manyčiau, kad dar auks. Jom gal pernelyg daug augti neleis didelė pasiūla, nes, kaip minėjom, daug statytojų čia stato. Ir iš tikrųjų įdomus momentas yra, kad statytojai dabar beveik visi yra vienodai statybų stadijai.
Tai arba dubiai dar, arba kyla sienas. Tai iš tikrųjų rodo tai, kad yra didelė konkurencija ir pirkėjams yra labai geras metas turbūt apeiti ir rasti savo labiausiai patinkantį už priimtiną kainą. Kintų gatvė. Ir tai nėra Pajūris. Tai yra Vilniaus centras. A niekaip nepasikeitė. Čia antras čigonų taboras. Gyvenimas visas praėjo, suprantat, kančiose. Purve, dulkėse, riem dulkės su sunkiais metalais. Dabar važinėja tos statybinės mašinos traktoriai. Būna visa gatvė apipilta mazutų. Vertinga ir žemė pas jūs čia yra. Niekas neateina pas mane. Sakytų, duodu 2 kambarių butą naujam name. Nežinau. Ne, jokių būtų. O į kaimą kokį negalvojate išvažiuoti gyventi, kur irgi nebrangu? Kur tokiam amžiui į kaimą važiuoti? Bet čia irgi kaip kaime. Tai ten iš bado numirsi. O čia iš kur? Taigi, užsiauginat kažką? Tai į Europą einam. Pauliau, aš tai pakeičiau nuomonę apie Šnipiškių gyventojus. Kas yra labai smagu, iš tikrųjų, visus, kuriuos pakalbinam, visi beveik sutiko šnekėti. Visi tikrai malonus ir eina į kontaktą. Darai! Tai iš tikrųjų mitas yra, kad čia žmonės tai yra nedraugiški, visi vieni kitus veja aplinkinius atėjusius kažką čia siūlančius. Visi yra sukalbami. Visi paprasti gana. Paprasti, visi nori šito progreso, nori, kad čia atsirastų gražios gatvės, nauji namai ir panašiai. Iš tikrųjų jaučiasi, kad jiem truputėlį trūksta pagalbos. Dabar mes atvykome į naujos statybos projektą Tower, kuris yra ant Konstitucijos prospekto krašto ir iš jo atsiveria visai neblogi vaizdai. Mes, aišku, kilsime ne į patį aukščiausią aukštą, į 6 aukštą. Į 5 aukštą. Ir pasižiūrėsime, kaip iš tikrųjų atrodo naujos statybos būstas šitame rajone. Ir kaip gyvena žmonės. Geri žmonės. Geri žmonės dangoraižiuose. Dangoraižiuose. O! Kaip gyvena ponai. Ponai. Kuri turi pinigų kanalizacijai. Visai jauku. Tower kiemelyje. Skambinama. Prašome palaukti. Prašote laukti. Prašome palaukti. Kaip troleibuse? Didžiausi pliusai man tai yra vieta. Nes aš gyvenu veiksme. Man reikia sporto klubas šalia, Kalvarijų turgų šalia, darbas šalia, viskas šalia, visur einu peško, mašiną pardaviau. Žalių zonų, man jų, sakykime, taip nelabai reikia, bet manau, jeigu reikėtų, tai truputį gal trūktų. Kiemas yra ganėtinai žalias, bet jis mažas. Iš neigiamų, tai jeigu paėjus giliau iš Šnipiškės, turbūt matėt, na, gal nėra labai saugu, nesijausčiau saugiai eidama, net, sakykime, kai aš einu Kalvarijų turgų, tai šeštadienio arba sekmadienio ryte, tai būna apie 8 ryto, tai po naktinių linksmybių daug pasiekmių. Ir gyventi ilgai, pažymių gerų turėt. Jeigu va tokia situacija mano gyvenimo būtų kaip yra dabar, tai tikrai likčiau Šnipiškėse. Nes, sakykime, man dabar vienai esant, dirbant, aktyviai gyvenant, tai čia yra tobula vieta. Tai ką, Pauliau, grįžtam iš Šnipiškių, pasivažinėjom, batai visi dulkėti, prisivaikščiojom, nuvargom, bet esam laimingi. Pauliau, nepakalbėjom apie Šnipiškių kainas. Apibendrinant, tai kiek sena statyba, kokios kainos? Senos statybos kainos svyruoja nuo kokių 1400 iki 1800. Už kvadratinį metrą, čia jeigu kalbame apie 2 kambarių butą, kaip visada. O nauja statyba turbūt nuo 1900 iki 2700. Tai va, o kas liečia nuomą, senoj statybai turbūt 2 kambarių butas kainuotų tarp 400 ir 500 eurų už 2 kambarių butą. O naujos statybai tai turbūt nuo 500-600 eurų plus minus. Taip. Tai ką, galim turbūt paminėti, kaip visada, aš gal tada pradėsiu nuo minusų galbūt šito rajono. Tai man atrodo, kad čia yra nevienalytė ir skurdoka architektūra. Dar vienas minusas tai yra rajono nesaugumas ir kontingentas. Iš tikrųjų, čia gyvenantis žmonės yra labai spalvingi. Paskutinis iš minusų, sakyčiau, gal jisai nėra labai jau didelis, tai žalių zonų trūkumas šito rajono. O pliusai yra labai stiprus. Pagrindiniai pliusai turbūt yra vieta, tai yra
ne veltui Šnipiškės vadinamas antroji Vilniaus centru. Dar vienas pliusas yra infrastruktūra, tai šalia yra ir mokyklos, ir darželiai. Paskutinis pliusas – didelis rajono potencialas. Tai kas turi čia nekilnojamo turto, labai tikėtina, kad ilgainiui turto vertė tik tai augs. Ką, artėjom ir priartėjom prie finišo mūsų finalinės dalies, rajono vertinimo. Valio. Priminkime žiūrovams, kokiais kriterijais mes vertinam savo... Naudojam 4 kriterijus, tai yra kaina, vieta, infrastruktūra ir paskutinis... rajono potencialas. Tai kaip, Pauliau, manai, pradėkime nuo kainos. Kaip, manai, kainos čia yra aukštos jau ar dar visiškai normalios? Kainos dar yra normalios, manau, jos turi potencialo didėti ir tikrai neišnaudotas visas potencialas kainų prasme, todėl aš sakyčiau, kainom mes duodam ketvirtą. Tuomet antrasis kriterijus vieta. Turbūt be jokios abejonės galime duoti šiai vietai maksimalų įvertinimą, dėl to, kad tai yra tikrai labai gera centrinė Vilniaus vieta. 5 point go to Šnipiškės. Sekantis mūsų kriterijus yra infrastruktūra. Aš manyčiau, jinai yra dar besikūrinti, apėjus visą rajoną matosi, kiek daug yra statybų. Pirmuose aukštose bus vien tik tai komercija, nes taip nurodo Vilniaus architektai. Ir manau, kad čia infrastruktūra bus dar geresnė, tai aš duočiau 3 balus. Aš turbūt gal duočiau silpną ketvirtą. Nors mūsų vertinimas 3,5 infrastruktūrai. 3,5. Ir paskutiniam kriterijai potencialui. Tai potencialas. Čia gerai. Tarp analitikų vieninga nuomonė, jog tai yra vienas perspektyviausių Vilniaus rajonų. Todėl mes šiuo kriteriju stiprų penketą duodame. Tai bendras šio rajono vertinimas 4,4 balo. 4,4. Tai šiandienos mūsų pasivažinėjimas po dar vieną nuostabų rajoną jau atėjo į pabaigą. Turime su jumis atsisveikinti. Visų pirma, norime padėkoti jums už jūsų aktyvumą, už jūsų komentarus. Rašykite juos, rašykite privačias žinutės, tai yra tarsi medus mūsų širdžiai. Labai smagu iš tikrųjų sulaukti gerų atsiliepimų. Džiaugiamės, kad vertinate tai, ką darom. Ir laukite kitų rajonų, o šiandien ką, yra penktadienis, 7 valandos vakaro. Nebevažiuojam į ofisą. Nebevažiuojam, kaip praeitus 2 kartus į ofisą. Važiuojam namo. Judam namo ir linkime sėkmės jūsų veiklose. Ir iki kitų kartų. Gerą savaitgalį. Iki. Dydį. Tą norėjau biškai gražesnę tą pradžią, pamiršau pasakyti apie tą Braziliją, apie tą Žalgiris. Žinai, kaip darom geriau? Na, šitaip darom. Tai ką, dabar einam Giedraičių gatve ir dar vieną dengimą nepadarė. Ir mes... Nepartrenk žmogau. WTF? What the فخور مجال محمد عملية